Kaip vyksta konfliktas artimuosiuose rytuose? Praėjusią savaitę komentavome susitarimo memorandumą likus nedaug laiko iki jo oficialaus paskelbimo. Tačiau iš esmės CNN gauta kopija buvo patikima. Šiame dokumente numatyta, kad Jungtinės valstijos ir Iranas įsipareigoja pradėti tolesnes derybas, siekdami tikro susitarimo per artimiausias 60 dienų, remiantis kai kuriomis bendromis gairėmis nustatytomis memorandume. Vis dėlto abiejų šalių pareiškimai išlieka prieštaringi ir vis dar yra daug painiavos dėl to, kaip ši situacija bus išspręsta. Birželio 21 viceprezidentas Vansas kartu su savo padėjėjais Vitkofu ir Kušneriu susitiko su Irano delegacija, kuriai vadovavo parlamento pirmininkas Galibafas ir užsienio reikalų ministras Arakčis. Pirmasis svarbus klausimas sukasi apie Libaną. Izraelis, net ir po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pasirašė memorandumą, vėl užpuolė Libaną ir vis dar užima dalį šalies. Iranui Hezbollah milicijos rėmimas Libane išlieka būtina sąlyga, o daugelis derybų pažangos priklauso nuo padėties Libane. Dar dvi problemos išlieka itin svarbios. Pirmiausia, plaukimas per Hormūzo sąsiaurį. Irano atstovai ir toliau tvirtina, kad už tai turės būti taikomas mokestis. Tuo tarpu Jungtinės valstijos neigia, kad tai galėtų įvykti. Tačiau memorandume numatyta, kad sąsiauris bus nedelsiant atidarytas. Ir iš tiesų, kai kurie laivai jau plaukia per šią jūros atkarpą. Tačiau dokumente numatyta, kad sąsiaurio likimas bus sprendžiamas dialogu su regione esančiomis valstybėmis. Ir tai palieka atvirą galimybę, jog ateityje iš tiesų galėtų būti įvestas mokestis už praplaukimą, kas iki karo buvo neįsivaizduojama. Trečiasis pagrindinis nesutarimų taškas susijęs su branduoliniu klausimu. Jungtinės valstijos turėtų palaipsniui panaikinti sankcijas mainais į garantiją, kad Iranas nevystys branduolinių ginklų. Dėl to abi šalys turės susitarti pagal tam tikrus terminus. Taigi, dialogas yra trapus ir gali įstrigti dėl kelių klausimų. O ką jūs apie tai manote? Kaip įprasta, daugiau informacijos rasite komentaruose ir aprašyme.